Mano namuose dar tikrai nebuvo jokių svečių, jūs pirmieji, čia specialiai ikonams. Nėra sėkmės istorijų be nuopolių ir man labai nelengvai gyvenime galbūt kažkokie dalykai gavosi ir jeigu kalbėti apie sudaužytą širdį, tai tikrai tokia buvo. Ir jeigu kalbėti apie tai, kad visiškai nebuvo pinigų, tai ir taip buvo. Ir kalbėti apie tai, kad ar aš dariau klaidų, taip dariau ir labai didelių. Bet mano istorija tokia yra paprasta ir eilinė. Aš nieko ypatingo labai neturiu, išskyrus galbūt savo charakterį. Aš iš tikrųjų taip galiu pripažinti. Man yra 35 metai ir aš jaučiu poreikį pradėti puoselėti tą savo grožį, taip vadinamą. Bet man dar tam dalykui žiūri neužtenka kantrybės. Dramatiškiausias savaitės dalykas yra, kada reikia susitvarkyti nagus. Kas porą savaičių privaloma juos susitvarkyti ir kitaip būti negali. Tai aš tiesiog per jėgą sėdžiu šitą laiką. Visi tie privalomi dalykai, kuriuos aš privalau padaryti, tokiai susitvarkyti, arba kas antrą dieną profesionalus makiažas, tai yra, iš tikrųjų tai yra katorga. Aš žinau, kad merginom labai smagu, kada jas padažo profesionalas. Smagu, kada tai yra vieną kartą metuose, bet kada tai yra 3 kartus per savaitę, tai tikrai nesmagu, todėl kad tai vyksta daugiau negu valandą. Jeigu visai atvirai, tai jokių grožio ritualų niekada nebūna. Savaitgaliai mano lygiai tokie patys, kaip ir kiekvienos statistinės Lietuvos mamos. Aš vaikštau su pižama visą dieną, jeigu nereikia niekur eiti. Aš tikrai nesidažau. Aš susirišau plaukus į kuodą ir tiek žinių. Aš tikrai eičiau masažą kasdieną ir netgi tokį, kuris ten darytų man ten tokias formas ir iš tikrųjų aš esu tas žmogus, kuris aš netradau sporto gyvenime ir aš norėčiau, kad man visą tai padarytų masažais. Tikrai nepriklausau kategorijai, kur mano vaikui viskas, bet kiek ir nesvarbu kiek. Tai tikrai galvoju labai tema bus pasišnekėti apie tos daikčiukus. Šitą močiutę padovanojant tikrai pirko second hand'e. Šitą striukytę aš pirkau, bet sinešioju daugiau negu pusę metų jam. Gal 30 eurų mokėjau, bet tai tikrai buvo labai, labai brangus daiktas. Aš laikau, kad vaikų daiktai, kurie kainuoja taip pat kiek suaugusių daiktai, šiaip yra man nėra labai protingi. Šitą močiutę irgi padovanojo, atvežė. Šitas irgi tikrai iš second hand'o. Mums močiutės padeda surasti tų daikčiukų kažkaip, nes jos jaučia tą malonumą. Vienos merginos svajonių oazė. Taip, čia tikrai nevaidinsiu, kad čia, nieko tokio. Tai tikrai yra tokios gal mano, kaip čia pasakyti, brandžios, tokios jau subrendusios moters, tokia tarsi svajonė. Iš kitos pusės, mano darbas yra drabužiai. Tai būtų keista, jeigu aš kažkaip truputėlį nesusitvarkyčiau šitos sferos. Niekada nieko iš nieko negavau. Man niekada nieko nedavė joks turtingas dėdė, kad ir kas ką be pašnekėtų. Aš kiekvieną šitą daiktą užsidirbau pati. Ir kiekvieną stalčių. Aš pasakysiu tokią tam tikrą, kaip sako, pasakyk savo šūkį arba kažką, aš pasakysiu savo tokią pagrindinę, tokią kovos taisyklę. Jeigu aš turiu rimtų darbų ir žinau, kad jų bus sudėtingų, ir jeigu aš turiu rimtų dėrybų arba jeigu aš turiu dalykų, kur man bus nemalonus, aš tada atrodau gerai. Todėl, kad gera išvaizda prideda agresyvumo, jėgos ir pasitikėjimo savim. Tai, kaip sakė Ana Vintur, jeigu negali nugalėti savo priešininko, renkis geriau. Tai yra tikrai tiesa. Nes aš turiu kavos aparatą, tas tai tikrai yra žiauriai faina. Turėjau reikalavimų kažkokių tokių, kur
kad patogi didelė lova, kad visi 3 tilptume, gal ir ne 3 kada nors. Tai... O yra planuose? Ne, tokių dalykų niekada neplanuoju. Dabar klausiu paprastai, ar norėčiau dabar būti nešia, tai ne, nei už ką. O kada norėtum? Jo, kai Dievas duos, iš tikrųjų norėčiau kažkada įsimiegoti, pailsėti ir tada turėti kitų vaikų. Aš pasijaučiau gyvenime uždirbusi, tai gal teisė pailsėti, bet vis dar man nesigauna. Tai šitą mėgamąjį aš jau dariau savo. Ir aš galvoju, tai yra toks dalykas, aš atsikėlus ryte, aš esu pati produktyviausia. Aš esu ryto žmogus, kaip yra žmonės, kurie gali dirbti vakare, aš esu tas žmogus, kuris dirba ryte. Dėl to atsikėlus 7 ryto, kada išeina mano vaikinai į apačią, aš pasidarau kavos ir aš dirbu lovoje. Tai yra pats produktyviausias laikas. Tai, ką aš padarau per tas 2 valandas nuo 7 iki 9, yra principė 60% dienos darbo. Tai, žodžiu, sparnai dekoracija tapo, aš galvojau, kad aš jį fotografuosiu ir taip viskas bus fajn. Tai taip nėra. Mano realybė gyvenimo. Sauskelnės. Taip. Kelinto didžiojo sauskelnės. Pagal ką? Pagal svorį šiaip tai žiūriu. Kiek liaunas jau sveria? 12, kokiu 13. O, tai jau visas vyras. Taip, nugarą man skauda labai stipriai. Labai prašosi ant rankų liaunas. Taip, aš. Tai visi vyrai lipa ant galvos, tai žinom. Tikrai yra tokia mano erdvė, aš esu maniakė tų vonios, bet ne tokių procedūrų, kad ten tepliotis kremais. Ne, bet aš tikrai kiekvieną vakarą guliu vonioje ir principė net kiekvieną rytą. Aš nesinaudoju dušu, man geriau vonia. Ir aš net kai turiu greit nusiprausti, vis tiek leidžiuosi vonę. Man kažkaip taip. Realybė yra ta, kad žmonės žiūrėdami man, tai galvoja, kad jisai yra... Aš nemėgstu šitą temą labai kalbėti, bet galvoju, kad verta tai pasakyti. Žmonės žiūrėdami man, tai visą laiką galvoja, kad kažkaip man papadu ar dar kažką. Ir šiaip, kad ten aš turėjau ištekėti už kažkokio vyro, kuris turėtų labai daug pinigų arba įtakingas kažkoks būtų kažkoks, nežinau. Bet realybė yra ta, kad aš buvau su įtakingais ir turtingais vyrais gyvenime ir ką, kur mano karjera tada buvo. Tik Mantas atėjo mano gyvenimą, aš suradau save. Kaip susipažinau su Mantu? Kur susipažinau? Nidoje jis ėjo, mes su draugai išeidinėjom iš baro, jis su draugu ateidinėjo į barą, jau užkliuvo už skėčio ir jau vos neužvertė ant mūsų kokio 100 kilogramų skėčio, bet taip ir... Ir po kiek laiko pasipiršo? Po mėnesio. O po kiek laiko susituokė? Po 3. Po kiek laiko Leonas gimė? 10 mėnesių po vestuvių. Kažkur pusė 6 Leonas pradeda kvaksėti. Tada aš dar nueinu jį vieną kartą pabandau prispausti, taip sakant, už sukaldrą, kad jisai dar truputį pamiegotų ir maždaug apie pusę 7 jisai jau tikrai keliasi. Tada aš jį atsinešu į lovą ir mes žiūrime filmukus. Paskui kažkas iš šeimos, dažniausiai vaikinai leidžiasi į apačią ir tada jau jie padaro man kavos. Ir aš turiu tą per visą dieną vienintelį laiką savo. Tai yra tas 10 minučių, kol aš išgeriu kavą su pyragaičiu. Aš įsijungiu Fine Living, labai mėgstu žiūrėti šitą kanalą. Ten žiūriu kažkokius interjerus ir geriu kavą. Viskas, jau tada aš leidžiuosi į apačią, gaminu pusryčius ir prasideda mano visa nesibaigianti diena. Mes valgome visą laiką tokius trumus, ten viską. Va. Taip. Čia, ką aš žinau, ką? Viktorija? Čia yra humusas, pavyzdžiui, aš jį valgau tikrai. Kas dar? Kas čia dar? Nu, va, čia mano yra meilė. Šitus valgau aš dalykus.
Panceta, kumpis. Taip, aš valgau riebią mėsą. Man skaniai ir aš galvoju, kad gyvenime negalima visko atsisakyti. Tikrai, tai yra mano maistas. Aš nei dienos neišgyvenu be kiaušinių ir faktiškai, kada nėra... Tu šiandien buvau apsipirkti nieko, bet aš vis valgau tikrai kasdieną. Sviestą tikrai vartoju. Sviestą? Taip, visada. Valgau kiekvieną dieną. Majonezą valgau tikrai. Majonezą, šiandieną pirkau tik sviestą, tai 3 pakeliai. Majonezą, pavyzdžiui, aš valgau. Kiekvieną dieną, čia 100%. Man kiaušiniai, majonezas yra mano. Todėl, kad reikia laiku valgyti. Aš valgau iki 12. Nu, pasakyk trumpą. Taip, iki 12 aš valgau viską, ką tik tu noriu. Va. Kiaulienos kumpis aš galiu valgyti. Galiu valgyti kiaušinius su majonezu. Pusryčiam galiu valgyti kumpį, kiaušinius ir majonezą. Aš galėčiau pasakyti, aš norėčiau, kad man nebereikėtų būti viešu asmeniu. Ne rytoj. Bet tam tikroje laiko distancijoje aš norėčiau, kad mano gyvenimas nebeatsiremtų į tą viešumą. Nes todėl, kad realybė yra ta, kad viešumas įsivargina, jisai pareigoja ir taip toliau. Aš, sakykime, į savo šitą kelią jau daugiau mažiau nuėjau.